Daugelį Lietuvos žmonių šokiravo kosminės kainos už šildymą. Kai kurie pasiturintieji to nepajutė, bet tai palėtė pačią vargingiausią mūsų visuomenės dalį – pensininkus. Jiems tai buvo skaudžiausia. Ir kągi tuo metu mes išgirdome iš vyriausybės? Ogi tai, kad reikia kovoti su monopolijomis. Taigi premjerui Kubiliui norėčiau priminti ne per seniausią istoriją Ukmergės rajone. Ukmergės savivaldybė, manydama, kad kainos nustatytos monopolininkų yra per didelės, kad lėšos renovacijai panaudojamos ne pagal paskirtį, nutraukė sutartį su nuomininkais, kurie vieninteliai turėjo licenciją šilumos tiekimui. Tai yra buvo monopolininkai. Ir kaipgi sureagavo premjeras Kubilius? Ogi išsikvietė Ukmergės merą Algirdą Kopustą ir griežtai jam prisakė atnaujinti sutartį su tais pačiais šilumos tiekėjais. Ukmergės gyventojai saugojo savo katilynas, naktimis budėjo, šildėsi prie laužų. Ir kas neįtikėčiausia, kad prieš juos buvo panaudota fizinė jėga. Monopolininkai pasamdė saugos tarnybas, kurios panaudojo netgi ašarinės dujas, po ko žmonėms teko kreiptis netgi į medikus. Buvo iškelta apie 10 civilinių bylų ir apie 10 baudžiamųjų bylų. Kodėl tada buvo nutylėta apie kovą su monopolijomis? Faktas akivaizdus. Kokios čia povandeninės srovės paveikė premjerą? Kodėl jis tuo metu tylėjo apie monopolijas? Aš tuo metu dirbau vyriausybės atstovu Vilniaus apskrityje ir vykdžiau savivaldybių administracinę priežiūrą. Man visokiais įmanomais būdais buvo daromas spaudimas tam, kad aš paveikčiau savivaldybę, kad ji atnaujintų sutartį su buvusiais šilumos tiekėjais. Aš nusprendžiau, kad vis dėlto šį ginčą turėtų spręsti teismas civilizuota tvarka. Ir štai prieš pusmetį aukščiausiojo teismo verdiktas. Ukmergės rajono savivaldybė, nutraukdama sutartį, buvo visiškai teisi. Tai kaip galima tikėti vyriausybę, kuri vieną sako, o kitą daro? Lietuvos socialdemokratų partijos programoje yra vienas iš tikslų, tai yra kova su monopolijomis.